Matulaičio misija kasmet rengia bendruomenės dieną rugsėjo mėnesį, šiemet 30 rugsėjo. Ir jos pradžia, to mintis buvo ir tebėra, kad žmonės, kurie lanko misiją, mišias ateina ar kas sekmadienį skirtingom valandom, 9, 11 ar 6 vakaro, ir žmonės, kurie rečiau lanko bažnyčią, labai užsiėmę visokiais reikalais, kad turėtų progos savo tarpę padraugauti, susipažinti. Žinoma, mišiose, kur yra giedojimo, abu chorai, vaikų ir misijos choras gieda, ir aišku visa bendruomenė gieda, dar kokios nors apeigos. Ir paskui po to yra tarnysčių mūgė, kaip mes vadinam. Yra proga susipažinti su įvairiom tarnystėm, savanorystė čia pačioj misijoje. Ir aš priskaičiavau apie 20 skirtingų dalykų, kurios žmonės savanoriškai laisvai atlieka, kad ši misija gyventų ir gyvuotų. Ir taip pat prisideda įvairios nepelno siekiančios organizacijos, kaip skautai, ateitininkai, Lietuvių fondas, Draugo laikraštis ir kitų, kurie mes kviečiam visus, kurie norėtų dalyvauti. Šiemet ir bus progos, galim sakyti, misijos labui įsigyti religinių reikmenų, kaip rožinių ar kryželių ar ko kito, bet šiaip jokios prekybos nėra. Ir visi gali prisidėti atnešdami užkandžiams saldų į patiekalą, ar vaisių, ar pyragaičių, ar kokių nors kitų patiekalų būtų sunešti, nes ką sunešime, tą turėsime. Mes jau 2 kartus taip darėm ir buvo kaip tik gerai buvo nutaikyta, viską suvalgėm. Užkandžius parūpina, aišku, misija, kitai būtų sudėtinga. Ir paprastai trunka, mišios yra 10:30, tai paprastai apie 2 valandą po 2 jau žmonės eina namo. Jeigu kartais lytų, mes taip pat esam užsisakę centro salę, tai būtų, aišku, viskas viduj, bet labai tikimės, turim specialų oro meteorologijos komitetą, kuris rūpinasi išmelsti bendruomenės dienai gražų orą. Taip pat visada būna meno projektas. Daug kas žino apie bendruomenės knygą 20-mečio proga, ji bažnyčioje visą laiką išdėta yra. Mes darėm staltiesę, kurią per didelės šventes dedama ant altoriaus, įvairių šeimų užrašai arba įrašai yra. Turim tokias austas juostas su žmonių maldom ar mintimis. Ir čia koridoriui Pasaulio lietuvių centro yra nupieštas medis, kurio lapai yra žmonių rankos. Virš 100 žmonių sutiko savo rankas juodais dažais nudažyti ir antspaudą padėti. Ir surašytos 7 šventosios dvasios dovanos. Pernai mes darėm garsių lietuvių krikščionių, ar geriau pasakius Lietuvos krikščionių, katalikų atvaizdus kreida ant bažnyčios sienų atramų. Ir šiemet nesu tikras, kas bus, aš spėjau, kad bus tokie vitražai, kuriuos bus galim klijuoti, popieriniai vitražai. Būtų proga visiems, ne tik meniškiems žmonėms, bet ir mažiem vaikam ir dideliem žmonėm prisidėti, ką nors kartu sujungti, kas parodytų, aišku, mūsų bendrystę. Mes pirmą kartą, man atrodo, turėjom ar 400 ar 500 žmonių, pernai buvo arti 1000. Tai misija pamažu įsigyvena į tą 6 metų patirtį ir įvykį. Visi yra laukiami, ne tik misijos registruoti nariai, bet kas nori dalyvauti kartu mišias, atšvęsti, tarnystės, mugę ir užkandžius.